Sveiki mano brangų žiūrovai ir mėgstamiausi prenumeratoriai. Parašiau naujienose, kad yra kruvinas apleistas policijos automobilis. Ir šiandien aš su savo robotu ieškosime šiame šiurpiame apleistame miške. Mes bandysime surasti tikrą apleistą policijos automobilį. Robertai, ką? Taip, aš suprantu, kad tai pavojinga, bet atvirai, aš tuo 100% netikiu, nes tai gali būti melagiena. O ne, bet pažiūrėkite, kas tai, vaikinai. Atrodo, kad radome pirmąjį radinį. Prieikite arčiau, vaikinai. Žiūrėkite, tai mūsų pirmoji užuomina. Paimk ją, Robertai. Pažiūrėkime, kas tai yra šiek tiek atidžiau, gerai? O dieve, mano robotas toks kvailas daiktas. Jis negali tinkamai veikti. Taip, paimk. Tai kaip įprasta, bet ne visai paprasta. Policininkas dėvi tokius šarvus, ar ne? Ne, tai nėra pavojinga. Tai reiškia, kad einame teisingų keliu. Taigi galbūt šiandien galėsime rasti tikrą apleistą policijos automobilį tame šiurpiame miške. Nėra ko bijoti. Gali tiesiog užsidėti šarvus ir būsi saugus. Pabandykime tai padaryti. Puiku, ar ne? Ne, tu juk esi policijos valdyba, tiesa? Šaunu. Tu mane apsaugosi nuo gangsterių ir kitų. Kaip robotas galėtų bijoti? Jis tikrai kažko bijo. Tu tikrai bijai būti baisiame miške? Žiūrėkite, ten yra sniego, vaikinai! Ten kažkas juodo guli! O dieve, tai tikras ginklas! Kas? Ką? Nori išeiti? Ne! Mes turime rasti apleistą policijos automobilį! Tai šaunu! Manai, kad tai gali būti nusikaltimo vieta? Čia įvyko nusikaltimas? Iš tikrųjų labai pavojinga ir labai šiurpu eiti į mišką ir rasti ginklą. Laimiai, turiu pirštinės, todėl galiu lengvai paimti jį ir nepalikti savo pirštų atspaudų. O dieve, ar manai tą patį, ką ir aš? Tu turi neperšaunamą liemenę, o aš turiu kulką čia pat. Taigi, pabandykime. Jūs niekada neturėtumėte bandyti kažko panašaus pakartoti. Nebent turite tokį neperšaunamą robotą kaip aš. Aš turiu, todėl atliksiu tokį eksperimentą. Ar esi pasiruošęs? 3, 2, 1. Robertas! Ei! Kas yra? Ar tai neperšaunamas daiktas? Taip, tai gera liemenė policininkui. Kaip aš galėčiau nužudyti robotą? Tai ne. O ne. Taip, puiku. Ar tau patiko? Na, klausyk dabar. Tu atrodai kaip tikras policininkas. O mes vis dar ieškome apleisto policijos automobilio, tiesa? Kodėl? Tu vis dar nori išeiti? Ne, Robertai. Mes čia tam, kad galbūt ištirtume tikrą nusikaltimą. Kodėl ten paliktas policininko ginklas ir šarvai? Galbūt policijos automobilis taip pat kažkur netoliese? Ir galbūt tos naujienos, kurias radome internete, yra tikros, tiesa? Turime judėti toliau. Radome ginklą, radome šarvus. Galbūt rasime dar ką nors. Ei, pažiūrėk! Ei, tai dar viena užuomina mūsų tyrimui. Gali palaikyti tą ginklą man, gerai? Gerai, puikiai padirbėta. Netaikyk į mane! Kas tau negerai? Netaikyk, nenukreip tos kameros! Žmogau! Robertai! Kas per velnias? Padėk tai! Padėk ginklą! O dieve, tu toks kvailas, Robertai! Netaikyk ginklų į žmonės! Taigi, ar gali tiesiog padėti ginklą kažkur į tą specialų daiktą, gerai? Neliesk jo! Tai antrankiai, bet nepaprasti! Policininkai naudoja šį daiktą, kad surakintų nusikaltėlius ir tuos, kurie įtariami nukreipia ginklą į žmonės. Tu esi dabar suimtas. Dabar tu turi šarvus, turi ginklą ir turi antrankius. Tu kaip tikras policininkas? Oho, tai guminis policininkas. Gražu. Ar kada nors svajojai būti guminiu policininku? Taip, tu niekada nebūsi. Tu tiesiog kvailas bosas. Einam toliau, ieškokim toliau. Eik, sek paskui mane. Atrodo, matau kažką balto. Ei, pirmyn, vaikinai. Atrodo, tai automobilis. Eikim, tiesiog pažiūrėkit, vaikinai. Radome. Neįtikėtina. Tai tikras apleistas policijos automobilis. Sakiau tau, tai tikra. Oho, tai neįtikėtina. Ei, Robertai, kur eini? Ei, ką tu darai? Ką? Viduje kažkas yra?
Ką? Ką bandai man pasakyti? Aš matau kažką viduje. Aš matau kažkokią paslaptį apleistame policijos automobilyje. O Dieve, negali būti. Ar tai policininkas? O Dieve, Robertas teisus. Ši vieta tikra nusikaltimo vieta. Čia kažkas blogo įvyko. Todėl šis policijos automobilis čia stovi, apleistas. Tai beprotiška. Taigi turime suprasti, kas tiksliai čia įvyko ir kodėl šis policininkas yra apleistame policijos automobilyje. Yra viena svarbi taisyklė. Viduje turi būti 2 policininkai, bet čia yra tik vienas. Taigi antrajam vis dar gali reikėti mūsų pagalbos. Ar supranti tai? Taip, turime suprasti, kur buvo tas policininkas ir galbūt galime jam padėti. Žiūrėk, čia dar vienas įrodymas, čia dar viena užuomina. O Dieve mano. Tai daiktas, kuris naudojamas nusikaltėliams sulaikyti, kuris naudojamas nusikaltėliams spardyti, su tuo daiktu gali nuginkluoti Batmaną. Taigi, robote, ateik čia, išbandykime jį. Ne? Nenori? Ei, vaikinai, pažiūrėkite. Tai racija. Tai labai ypatinga racija, kurį naudoja policininkai. Jis yra labai stiprus, taip? Manai, mes galėtume... Oi, robote, tu labai protingas. Aš žinau labai įdomų dalyką apie tą radijo stotį. Tu gali atkurti paskutinį iškvietimą. Leisk man pabandyti sureguliuoti tą daiktą ir paleiskime atkūrimą. Ei, pažiūrėk čia. Taip, kas yra? Ar girdėjai tai? Atrodo, kad girdisi 2 balsai. Policininkas sako, kad jie turi sustoti. Klausyk, mums reikia pasikalbėti. Apie ką? Pasikalbėkime apie... Na, tu žinai. Jie eis pasikalbėti, taigi dabar galime ištirti visą situaciją. Jie važiavo iš tos pusės. 2 policininkai važiavo policijos automobiliu ir vienas paprašė kito sustoti būtent čia. Taip, bet kada tas momentas, kai antrasis dingo? Galbūt kažkas juos užpuolė? Galbūt jie gavo iškvietimą? Nežinau. Klausykimės toliau. Taigi prisimink, vakar nusipirkai dėžutę spurgų ir nepasidalinai. Taip, o kas? Nesidalinti nėra gerai. Taip, policininkai mėgsta spurgas, bet kas bus toliau? Tai išmokys tave mandagumo. Ne, ką tu dabar darai? O Dieve, policininkas pradėjo šaudyti į kitą pareigūną, ar ką? Antrasis pareigūnas, kuris yra viduje, žiūrėk, jis nebuvo su šarvais. O, Dieve. Antrasis policininkas pradeda į jį šaudyti dėl spurgų. Argi tai nebeprotiška? Kas nutinka pabaigoje? O Dieve, ką mes padarėme dėl spurgos. Turiu bėgti. Jis gailisi dėl to, ką padarė. Jis jaučiasi šiek tiek supykęs ir nusprendė pabėgti. Galbūt visi šie daiktai priklauso antrajam policininkui. Jis bėgo ta kryptimi, o mes surinkome visus tuos daiktus iš jo, tiesa? Taigi, Robertai, ar supranti, ką visa tai reiškia? Tu laikai žmogžudystės ginklą. Dabar tu esi įtariamasis. Taip, tu. Ne aš. Ne už ką. Aš juk pats savęs nesuimsiu. Apie ką tu kalbi? Tiesiog pasilik tą daiktą. Visa ši situacija beprotiška, tiesa? Manai, kad turime dabar palikti šią vietą? Bet juk tu jau gavai visus policininko daiktus. Vienintelis būdas mums išgyventi – sunaikinti visus įkalčius arba juos paslėpti. Aš kalbu apie visų įrodymų paslėpimą. Ar tai gera idėja? Kalbėdamas apie visus įrodymus, turiu omenyje visus įrodymus ir visus įkalčius. Galime pabandyti pabėgti ir vairuoti tikrą apleistą policijos automobilį. Argi tai nėra gera idėja? Mes pasiimsime tikrą apleistą policijos automobilį. Žinoma, nebandykite to kartoti, tai labai pavojinga, bla bla bla. Labai atsiprašau dėl to. Leisk man tau padėti. Robertai! Ar gali pasirūpinti pareigūnų? O Dieve, jis su apatiniais. Išvesk jį kur nors, prašau. Pasirūpink juo, gerai?
Oho, vyrai, žiūrėkit, čia yra lygiavamzdis šautuvas. Visi policijos automobiliai yra aprūpinti lygiavamzdžiais šautuvais, todėl jis čia ir buvo. Tai kaip mes galime bėgti ir vairuoti, kaip vadiname? Tai yra Ford, amerikietiškas Ford. Tai tikras amerikietiškas policijos automobilis. Bet kur yra raktai? Ei, Robertai, tai tu atlikai Fernel sesiją, tiesa? O, nusprendai palikti tai kaip prisiminimą. Geras darbas, dabar tu tikras policininkas. Taigi, patikrinkime variklį, ar viskas gerai. O, turime akumuliatorių. Iš tikrųjų, tai gera žinia. Tai karbiuratorinis variklis, gana senas. Taigi, jis čia stovėjo kurį laiką. Leiskite patikrinti alyvą. Taip, kažkiek yra. Turime alyvos. Ne per daug. Taigi, kaip tik tiek, kiek reikia. O kaip dėl kuro? Taip, jis teka. Šiek tiek kuro teka. Puiku, taigi turime alyvos, turime kuro. Vienintelis dalykas, kurį reikia rasti, yra raktas. Kaip manai, kur galėtų būti raktai? Labai gera mintis. Jie gali būti kažkur prie uniformos, arba galbūt prie šarvinės liemenės. O, pažiūrėk, čia kažkas spalvingo. Oho, Robertai, puikiai mintis. Tu esi protingas botas, tu jau nebe išmestas botas. Taigi, leisk pabandyti užvesti ir vairuoti tą apleistą policijos automobilį. Taip, aš tai padarysiu. Oho, taip. Nelabai geras garsas. Gerai, leisk man pabandyti vairuoti. Taip, mes judame. Mes judame. Puiku. Puiku, 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 puiku. O, Dieve, man tai taip patinka. Oho. Wow. Puiku. Tai šaunu. Taip, taip, tu, Robertai! Gulkis! Gulkis! Tu esi suimtas dabar! Tu esi suimtas! Klaupkis! Taip, aš taip ir sakau! Klaupkis! Aš esu tikras policininkas! Aš turiu apleistą policijos automobilį! Tu esi suimtas! Lipk į automobilį dabar! Na, stokis! Dabar tu esi suimtas! Palauk sekundėlę. Užstrigo. Taip. Viduje taip blogai. Nuleis galvą. Lipk į automobilį. Taip, taip, taip. Dabar važiuojame į policijos nuovadą, supratai? Taip, taip. Bet vis tiek, turime neišspręstą paslaptį. Kur yra antrasis pareigūnas? Ir Hebra, gal galime tęsti šią seriją? Eime, nes turiu jums ką parodyti. Šios keistos kulkų skylės, štai kur paslaptis. Ir mes turime suprasti, kas yra tame skyriuje daiktams. Turiuomenyje bagažo skyriuje. Jei norite pamatyti, kas yra pleistame policijos automobilyje, drąsiai prenumeruokite. Ei, ką tu darai su šautuvu? Ei, ką tu darai su šautuvu? Robertai, padėk jį. Jokių būdų. Kas čia? Kas per velnes? Sakiau tau, nenukreip jo į žmonės. Padėk ginklą. Padėk ginklą. Tai labai bloga idėja. Tu mane nušausi. Aš tave nušausiu. Kas bus toliau? Tiesiog nusiraminkime, gerai? Gerai, ačiū. Ačiū, robotai, kad esi toks geras. Turime surinkti visus šios daiktus, sudėti juos į automobilį ir kuo greičiau palikti šią vietą, gerai? Surinkime visus šios daiktus ir dabar palikime šią vietą. Ir aš sakiau savo prenumeratoriams, kad mes vis dar turime neišspręstą paslaptį. Turiu omeny, kas yra bagažo skyriuje. Taigi, ten vis dar gali būti įdomių dalykų. Taigi, jei jie užsiprenumeruos ir parašys komentarus, mes parodysime, kas yra viduje, tiesa? Ir mes taip pat parodysime jums dar daugiau tokio turinio. Taigi, stokitės. Dabar išeisime iš šios vietos. Mes radome tikrą, apleistą policijos automobilį. Ir jei jums patinka toks turinys, nepamirškite užsiprenumeruoti. Tai geriausias būdas mus paremti. Aš tikrai labai tai vertinu. Ir robotui tai taip pat patinka, taip? Ne, aš nebūsiu suimtas. Ne, ar tau patinka, kai jie užsiprenumeruoja? Taigi, prenumeruokite, vaikinai, ir mes tęsime savo nuotykį. Mano vardas yra Slavas, o čia yra robotas. Turime iš čia tuoj pat pasišalinti.